Netrukus matysite. Likite su LRT. Aš šalia jų gyvenu, matau juos kiekvieną dieną. Jie mano kaimynai. Tai labai nuoširdus, vertinantis šeimą, gilių ir įdomių tradicijų žmonės. Mane žavi unikali jų kultūra, pagarba savo šaknims, muzikalumas ir išskirtinumas. Tai Romai. Jie nėra tokie, kaip apie juos kalbama. Dėl evakuacijos organizavimo pradėtas tarnybinis patikrinimas. Iš lėktuvo išlaipintas Marius Laurinavičius grįžta su kariuomenės orlaiviu. Kiek laiko reikia Iranui pasigaminti branduolinį ginklą? Savaičių ar metų? Gedimino prospekte vėl traktoriai. Dalis ūkininkų protestuoja prieš vis dar svarstomus mokestinius pakeitimus, kurie palies ir žemdirbių kišenes. Labadiena Lietuva nuo 14 valandos. Auksinio proto vasaros lygoje policijos, ugniagesių, muitinės, pasienio, kariuomenės ir specialiųjų tyrimų tarnybos atstovai. Taip, visiškai teisingai. Išbandymai nedarbinėme lauke. Bijau, kad gali baigtis nekaip. Jau rytoj 21:00 per LRT televiziją. Bus mūšis iki paskutiniųjų klausimų. Popietės serialai šiokiadieniais per LRT televiziją. 16:15 prabangos jausmų ir intrigų pasaulis, kur kiekviena diena nauji išbandymai. Ponių rojus. 17 valandą jaudinantis serialas apie dvaro paslaptis, meilę ir pareigą. Pažadas. Nepraleiskite nė vienos serijos. Šiokiadieniais per LRT televiziją. Pačios įspūdingiausios gamtininko užrašų ekspedicijos. Tu esi grybas. Tikrai to žodžio prasme. Aš esu grybas. Čepulio nuotykiai tęsiasi ir vasarą. Faktiškai jaučiuosi kaip mėlyninė karvė. Susitikime kiekvieną vasaros sekmadienį gamtininko užrašuose. Bulkų. Nebus iš manęs uldukas. 9:30 per LRT. Ir nuskrido. Šeštadienio vakarais per LRT televiziją įspūdingi pasaulinių žvaigždžių koncertai. Išskirtinis milijonus klausytojų žavintis balsas ir hitai nepaliekantys abejingų. Nepakartojamas britų superžvaigždės Džordžo Ezra koncertas. Šeštadienį 23:20 per LRT televiziją. Aštrus protas, neįtikėtina nuojauta ir pritrenkiantis talentas atskleisti painiausius nusikaltimus. Detektyvų karalienės Agatos Kristi legendinė Miss Marple. Sekmadieniais 13:50 per LRT televiziją. Daugiau detektyvų LRT epikoje. Maestro Vytauto Kernagio dainos atgimsta scenoje. Ryškiausi ir gražiausi mūsų balsai. Žodžiai ir skambesys, kuris įkvėpia ir vienija kartas. Nepamirštamas ir nepakartojamas koncertas. Vytauto Kernagio kodeksas. Joninių antradienį 21 valandą per LRT televiziją. 7 nepažįstamieji. Vienas viešbutis, turintis paslaptį. Ir naktis, kuri pakeis viską. Atėjo laikas atskleisti praeities nuodėmes ir keliauti į pragarą. Aukščiausio kalibro Holivudo aktoriai trileryje Sunkus laikai viešbutyje El Royal. Šeštadienį 21 valandą per LRT televiziją. Daugiau filmų LRT epikoje. Didžiausios šiuolaikinės katastrofos. Nuo branduolinių avarijų iki traukinių ar lėktuvų tragedijų. Detalus įvykių atkūrimas, tikros priežastys, išgyvenusiųjų liudijimai ir neįtikėtini bandymai stabdyti nelaimės, kurios galėjo baigtis dar blogiau. Dokumentinis serialas Nevaldomos jėgos. Šiokiadieniais 13 valandą per LRT televiziją. Daugiau dokumentikos LRT epikoje.
Geri ir šviesų žmonės. Ta motyvacija faina, taigi čia kažkokio pinigų nesugeneruosi, bet žiauriai smagu. Aš melžu, aišku, nes mano ponė matos gražiai apsirengus. Įdomios įkvepiančios veiklos. 3 kartus per dieną dabar maistą reikia nešti, vandenį pakeisti. Turėk ambicijų ir norų. Ir tada kaimas tau atriša rankas. Smagi vasara sugyventi kaime geras. Sekmadieniais 8:30. Laisva akimirka. Žiūrėk naujienas ir įdomybės LRT LT rubrikoje Žvilgtelk. Sveiki, aš Deividas Jursevičius ir čia Labadiena Lietuva. Sveiki, aš Marijus Žiedas. Laidoje plačiau kalbėsime netrukus po žinių. Dėl evakuacijos organizavimo pradėtas tarnybinis patikrinimas. Iš lėktuvo išlaipintas Marius Laurinavičius šiuo metu grįžta su Lietuvos kariuomenės orlaiviu. Kiek laiko reikia Iranui pasigaminti branduolinį ginklą, savaičių ar kelių mėnesių, taip pat domėsimės laidoje. Gedimino prospekte vėl traktoriai, dalis ūkininkų protestuoja prieš vis dar svarstomus mokesčių pakeitimus, kurie palies ir žemdirbių kišenes. Artėjančio savaitgalio ir joninių orus apžvelgs sinoptikė Izolda Marcinojienė, čia jau antrą laidos valandą. O dabar žinios. Lietuvoje evakuacija iš Izraelio tebesitęsia. Vakar iš lėktuvo išlaipintas apžvalgininkas Marius Laurinavičius. Šiuo metu pakeliui į Kiprą, iš kur turėtų grįžti su Lietuvos kariuomenės lėktuvu. Krizių valdymo centras laukia bendrovės paaiškinimo, kodėl Laurinavičius išlaipintas. Bendrovė sako, esą jis kalbėjo apie sprogmenį ir esą yra liudininkų. Tačiau ir Laurinavičius, ir kiti su juo buvę žurnalistai tai neigia. Politikams kelia abejonių, kodėl apskritai lietuviams perskraidinti buvo samdyta Gedimino Žiemelio bendrovė. Vieniems kelias dienas trukusi kelionė šiąnakt baigėsi. Nepaprasta, buvo sunku, gal kantrybės, bet viskas gerai. Tačiau iš lėktuvo vakar išsodintas apžvalgininkas Marius Laurinavičius dar pakeliui į Lietuvą.